Sveiki visi, sveikinamės pagaliau su jumis iš mūsų pirmojo Bizų podcast'o. Mano vardas Jovita. Aš esu Aistė. Ir iš tiesų labai džiaugiamės, kad pagaliau esame čia, kur esame ir galime sveikinti su jumis. Taigi, Aistė, kas mes tokios esam ir apie ką bus mūsų laida? Visų pirma, mes esame draugės, esame kolegės, esame abidvi moteris su bendrais siekiais, netgi galėčiau pasakyti, ar ne? Interesas. Esam labai skirtingos, bet tuo pačiu ir labai panašios. Ir tai turbūt gal net ir atvedė šiandien iki čia, kur esame, ar ne? Taikomės labiau į auditoriją, taikomės į auditoriją, tai labiau moterim. Labiau pasakosim ir kalbėsime, diskutuosime dalykus, kurie gal labiau aktualūs moteriams, ar ne? Vyrai, aišku, esate irgi laukiami. Bet galbūt tiesiog dėl to, jog pačios esame moteris ir tiesiog... Ir daug metų dirbame su moterimis ir tų idėjų ir temų turime tikrai labai daug. Šiandien norime prisistatyti ir labai visus kviečiame kartu leistis į šią kelionę. Man tai tokia dar idėja kilo prieš mūsų šiandienos podcastą, kad, pavyzdžiui, kai aš atsikraušiau į Norvegiją, aš labai mėgdavau žiūrėti Draugus, nes buvau visiškai viena. Aš per tave tą serialą ir pradėjau žiūrėti. Ir man netgi ta tokia podcast'o idėja, kad, aišku, visų pirma, kad mes kartu pabūsime kokybiškai, išmoksime daug ką, nes vis tiek, kai darysime laidas, reikės kažką tai naujo išmokti, bus dalykai, kurių nežinome. Taip, žinoma. Tas yra labai smagu ir svarbiausias dalykas, kad gal kažkam taip pat būsime draugės. Iš tiesų, taip, labai, to podcast'o šiaip ir yra tokia idėja, ne? Kad įtraukti ir kitą, ir pasidalinti, ir padėti, ir gal padiskutuoti, ir galbūt išmokti kažko tais. Tai tas serialas, tai man irgi labai jisai patinka. Kas tu norėtum būti iš Draugų? Iš Draugų, tai gal, šiaip tai aš visai ne Monika. Ir ne Phoebe. Nežinau net. Iš tiesų tai... O koks personažas jau pasmėgstamiausias? Man tai pagrindinė aktorė, jinai, koks jos vardas? Rachel, taip. Šiaip tai man... Visi ten pagrindiniai. Bet vis tiek ten labai daug aplink Rachel viskas sukasi. Šiaip Jennifer Aniston. Pasimečiau tiesiog galvodama. Aš šiaip esu labai nenormali. Aš labai blogai žinau aktorius. Čia yra mano... Vardus. Aktorių vardus, čia mano yra silpnoji sritis. Netgi žiūrėdama filmą, kad ir kokią serialą žiūriu, aš neįsimenu vardų. Tačiau veidus įsimenu. Ir veidus, ir datas. Ta prasme, mano atmintis šiaip gera, bet pat kas liečia filmus, ne, aktorius, aš tokia, ta prasme, čia yra mano baisioji pusė, tai aš čia taip pat sargiai sakinėjau klausimus, kad žinai. Bet su tais vardais, tai aš netgi mokykloje iškraipydavau visų mokytojų pavardės. Pavyzdžiui, buvo toks tai mūsų dailės mokytas, kai aš lankiau dailės mokyklą Ježauskas, tai aš jis Nežausku vadindavau. Kodėl? Nežinau, pas mane yra, arba, pavyzdžiui, aš sugalvoju žmogui kažkokį tai vardą. Kad jam tinka, ar ne? Aš esu girdėjus iš tavęs ne kartą. Mūsų bendradarbė Karolina, aš iki dabar Mariją vadinu. Marija, tai tik tai vadinasi Marija. Bet tai labai tiktų iš tikrųjų. Tai va, šiandien mes esame čia Norvegijoje, iš tikrųjų, ir daug metų esame čia, ir kaip tu jautiesi? Ar esi laiminga? Taip, kaip emigrantė. Šiai dienai aš esu laiminga, taip, jaučiuosi laiminga, bet neatidedu tos minties, kad vieną dieną gyvensi Lietuvoje, bet, Dieve, kiek aš jau čia metų, 12 metų, tu dar ilgiau esi už mane, kiek? Gruodžio pradžioje bus 14, aš atvažiavau 2009 Pusę amželio. Ta prasme, taip, ir aš galvodavau apie tą laiką, žinai, kad kažkada bus tiek ir tiek laiko, kiek aš čia Norvegijoje, kad ateis tas laikas, kai, tarkim, aš Lietuvoje pragyvenau 18 metų, beveik 19, kad ateis toks laikas, kad aš jau čia būsiu pragyvenus galbūt 20 metų, o Lietuvoje mažiau ir aš galvoju, kaip čia taip dabar, ar ne, gavosi, bet aš irgi šiandien esu labai laiminga, iš tikrųjų aš myliu Lietuvą, ta prasme, aš tikrai myliu, bet kažkokiu tais tokių didelių planų grįžti aš neturiu dėja. Kol kas. Nebent apsiverstų gyvenimą. Niekada negali žinoti, iš tikrųjų, niekada negali žinoti, bet šiaip jeigu reikėtų grįžti į Lietuvą ir reikėtų pradėti gyventi, tada galvoju, kokiam aš mieste norėčiau gyventi, ar aš norėčiau gyventi tam mieste, kuriame aš užaugau,
O gal aš, tada kilo mintis, tai gal Vilnius, žinai, kaip ir sostinė, daugiau žmonių, visa kita, bet kaip tu šiandien ir sakėjai, ne, aš net nežinočiau, kaip sąskaitas susimokėti, ne, kaip ten viskas vyksta. Taip, su Igničiu aš ten tvarkausi popierius ir aš nieko nesuprantu, neturiu aš jokios bankininkystės, nieko neturiu ir skambinu mamai ir sakau, mama, aš dabar grįšiu, rytoj važiuosiu į Lietuvą, tai sakau, galėsime kartu pasiskambinti, vėl jaučiuosi kaip 16 metų ir nieko nežinau, nei... Nors aišku, aš ten galiu, šiaip viskas ten yra paprastai parašyta, bet reikia prašiausiai bankininkystę susikurti, o aš kadangi nei lietuviško numerio, nei kortelės nieko neturiu. Tai gaunasi tokių keblumų. Visokių keblumų. Ir aš manau, kad paskaitose, kai studijavau kūrybinės industrijas, mes turėjom labai įdomią temą apie kultūrinį šoką. Ir mes labai daug analizavom, kaip žmonės jaučiasi, netgi lietuviai, grįžę į Lietuvą, jie taip pat patiria kultūrinį šoką. Pavyzdžiui, tu pragyvenai 5 metus, pavyzdžiui, kokiam, nežinau, Anglijai, kur daug lietuvių gyvena, kad ir toj pačioj Norvegijai, grįžti po 5 kad ir metų, tu vėl turi patirti kultūrinį šoką, praeiti visas stadijas, nes kultūrinis šokas iš to ir susideda, kad iš pradžių atvažiuoju į šalį, aš pati pagal save jaučiau, kai, aišku, aš buvau labai jauna ir aš, aišku, nenorėjau niekada važiuoti į Norvegiją, bet gyvenu čia jau tiek metų. Bet susidėliojo viskas, kaip susidėliojo, bet kad irgi, pati jaučiau, kad kai atvažiavau, viskas buvo taip įdomu, žinai, kalba. Tu matai smalsi iš savęs. Jo, viskas taip buvo įdomu, o po to buvo tokia duobė ir reikėjo ją išgyventi. Ir taip ir būna. Dažniausiai netgi grįžus į savo šalį, taip pat būna, kad tu labai džiaugiesi. Iš pradžių džiaugiesi ten, kaip gerai sesės, broliai, seneliai, seserės, čia savo kalba visi. O kai visi grįžta į rutiną, staigna į darbus, ir kai pradeda eiti mokyklas darželius, ir tada tu galbūt jo pasijauti, kaip buvo. Jo, ir gaunasi ta duobė, ir po to po truputėlį vėl jau pradedi kapanotis iš tos duobės. Ir jau atsistoja vėl į savo vėžes. Ir daugelis žmonių tą išgyvena ir netgi nesupranta, kodėl jie taip jaučiasi. Bet kaip tu pati išgyvenai tą kultūrinį šoką? Aš iš tiesų išgyvenau jį. Išgyvenau gal pirmus 3 metus, kol išmokau kalbą. Kai išmokau kalbą, tada buvo vėl kitas etapas, vėl buvo tokia kita stadija. Matai, aš labai greitai man pavyko įsimaišyti tarp norvegų. Bet iš tikrųjų tai tau pasisekė, nes labai ilgai žmonės išvažiavė į užsienį ir aš buvau iš tų žmonių, kuris gauna darbą, kaip ir viskas gerai, ten gauni pajamas, susirandi ten kolegų, draugų ir tu įsisuki to lietuviškoje aplinkoje, nesakau, kad nėra blogai, bet tai trukdo integruotis į visuomenę, ar ne? Jeigu taip, bet aišku, vėl kokios tavo yra intencijos, kodėl tu atvažiavai. Bet jeigu atvažiuoju gyventi čia, neužsidirbti, nes, pavyzdžiui, aš atvažiavau gyventi, man nebuvo jokių intencijų, aš iš vis galvojau važiuoti į Angliją, studijuoti interjero dizainą, bet atsidūriau vienkiemį. Niekada negali, žinot, ką tam gyvenimas atsiūs. Sakau, kad dabar šitai nesakyk, panelit. Kad... Taip, aš tikrai nespjaunu į Lietuvą, šią dieną aš tikrai neplanuoju ten grįžti, bet... Jeigu reikėtų, aš nemanau, kad tikrai nebūtų lengva. Tikrai nebūtų lengva, nes jau aš čia, ta prasme, pradžia buvo sunki, tikrai buvo liūdna, ilgėjasi namų, tikrai mamos maisto ir tikrai buvo sunku. Man buvo sunku, aš norėjau ryte atsikelti pas mamą. Tiesiog tikrai, grinai, atsikeli... Tu buvai labai jauna, aš kaip pagalvoju, tau buvo 18 metų. Man buvo 18 metų, aš buvau baigusi mokyklą. Ir tikslas buvo... O tu važiavai su intencija užsidirbti? Užsidirbti studijoms. Tikrai buvo toks planas, jog aš užsidirbu studijom ir aš važiuoju į Lietuvą. Nors aš nežinau, ką aš noriu studijuoti, aš tikrai nežinau, ko aš noriu būti ir tiesiog, bet buvo toks labai planas. retas 18-metis žino, ko jis nori būti. Iš tikrųjų, tai taip. Bet viskas pakrypo taip, kad pasilikai, metai po metų ėjo, tada įstojau mokytis, atrodo, čia tai dirbi, turi pajamas, skraidai į Lietuvą, mokiniesi, pirmin atgal, atsiranda draugų ratas ir po trupučiuką, taip atėjo tą negatą pajauti, aš jau čia yra mano namai. Nes tu susikūrei, realiai tai aš manau, mūsų istorija panašiai, kad kai tu žinai įleidi tas šaknis, tu jau susikūri savo namus. Kad ir kokie tie namai būtų, kad ir gyventum, pavyzdžiui, mes ten iš vis pradžio gyvenom Rusijai ir ten nuomavomės Rusijai, bet ten buvo, atsimenu, labai daug vorų. Tu bijai vorų. O tarp kitko, biškai pertrauksiu apie vorus kalbant, aš čia skaičiau tokį straipsnį, kad
statistiškai, ta prasme, buvo atliktas mokslinis tyrimas, kad beveik visi žmonės bijo vorų. Tai nes kai kurios baimės yra įgyjamos, su kai kuriam tu gimsti. Ir ta vorų baimė, jinai nėra, šiaip jinai, su jie tu negims, jinai yra tipo įgyjama ir tiesiog visi žmonės bijo vorų. Nu, nebūtinai gal ten 100% žmonių, bet iš esmės didžioji... Tie, kurie augina tarantus. Nu, taip pat gal ten tas mažas procentas, kurie jos mažas augina. Mažas procentas, kurie myli roplius. Tai aš manau, tie, kurie bijo vorų, tikriausiai bijo ir gyvačių. Taip, buvo paminėta iš tiesų ir gyvatės. Labai įdomi. Aš čia domėjausi apie baimę, skaičiau ir iš kur ten tos baimės ateina ir kaip jos pas mus, nu, iš kur jos iš viso ateina. Man tai asmeniškai buvo taip su vorais, kad aš jų pradėjau bijoti, kai aš paskaičiau straipsnį, kad žmogus suvalgo per gyvenimą, dabar neatsiminsiu kokį tai skaičių tų vorų, kad jie įlenda į burną. Ir aš po to kartą pradėjau bijoti. Aš netgi paauglystėje miegodavau užsidėjus kaldrangamos. Noras neateitų į burną. Nes pas mane būdavo tų vorų. Nu, aš ten tvarkydavau tą kambarį ir viskas ten būdavo gerai su tvarka, bet... Nu, taip, kažkodėl... čia tvarka dėl vorų nepadės. Bet tai, aš esu girdėjęs šitą faktą, bet man atrodo, kad tai... Nu, aš nemanau, kad tai tiesa. Nu, jeigu būčiau voras, tai lyščiau tau į burną. Jo, nuo vorų prie... Tai vad gyvenai Rusija, ar ne? Ir tai buvo tavo namai. Tai buvo mano namai. Ir nesvarbu, kokie namai. Ir kai tu grįžti į savo erdvę, kurioje tu gyveni, tu jautiesi geriausiai. Ir kaip žinai, nesvarbu, kur namai, bet namuose visada yra geriausia. Nes tu esi jau susikūręs savo gyvenimą, esi susikūręs, turi kažkokį tai darbą ir nesvarbu, kur tu būsi. Aš galvoju, lygiai taip pat aš būčiau išvažiavusi Vilnių, studijavus ir būčiau savo laimingiausia buvus, žinai. Tiesiog gyvenimas susiklosti taip, kad aš esu dabar čia ir aš labai gerai jaučiuosi būtent Osle. Aš niekur taip gerai nesijaučiau kaip Osle, nes Oslas yra nei per didelis miestas, nei per mažas, jis yra labai švarus, jis yra labai tvarkingas, daug, aišku, ir yra, bent jau sena statistika byloja, kad pačių Norvegų Osle yra likę tik 40%. Bet reikėtų dabar iš tikrųjų patikrinti, nes aš skaičiau čia prieš 3 metus tik tai. Tai taip, tai sostinė vis tiek yra didžiausias traukos centras yra užsieniečiams, ta prasme, emigrantams, važiavusiems, nes vis tiek, nu, kaip ir belia kurioj sostiniai. Iš tikrųjų, taigi jinai tokia labiausiai yra miksuota, ta prasme, žmonių. Visą laiką, ten tam pačiam, pavyzdžiui, kad Londone, ar ne, ten daug tikrai yra visokių tais užsieniečių, bet aplinkui mažesnėse miestuose tai jau gyvena daugiau tos šalies žmonių. Tai gal tiesiog taip ir yra, kad yra gal paprasčiau įsikurti sostinį, vis tiek didesnės darbų galimybės, ar ne? Tai, bet kuo tau pačiai patinka Oslas? Man Oslas, ta prasme, Oslą aš myliu gal dėl to, kad aš skaitau, kad aš čia užaugau. Prasme, aš neskaitau, kad aš ir Jonavoje užaugau, bet prasme, mano suaugusios gyvenimas čia prasidėjo ir ta prasme, aš iš savęs esu sentimentali labai, tai man tas Oslas tai yra mano miestas ten, kur aš tapau suaugęs žmogus. Bet man taip yra, kad aš nebūtinai turiu gyventi Osle. Aš galėčiau pasirinkti ir kitą Norvegijos vietą gyventi. Aišku, galbūt ne kažkur labai toli šiaurėje, nes tada ir klimatas kitoks, ir tos trumpas dienos, ta prasme, žiemą labai. Bet Oslą myliu, už ką aš myliu? Aš tiesiog myliu už tai, kad aš čia gyvenu. Jisai man kelia sentimentus ir aš tiesiog čia labai, man jisai gražus, jisai švarus. Tai turbūt tiesiog, dėl to taip ir yra, žinai, kad, bet aš šiaip galėčiau gyventi ir kitur, bet kaip tu, ne, tu Oslą, aš norėčiau gyventi Oslą, aš noriu centrą. Žinau, kai aš gyvendavau savo kaime, skambinau tau ir sakydavau, kaip aš noriu Oslą, kaip noriu greičiau į Oslą. Ir tu sakydavai, kad Oslas yra didelis kaimas. Nes nejoks čia jisai kaimas, iš tikrųjų labai... Džiaugiuosi iš tiesų, kad atvažiavau į Oslą ir čia jaučiuosi kol kas kaip namie, bet aš tai Lietuvą noriu grįžti ir aš manau... Man tai labai liūdna dėl šitos minties, kai aplinkui kokią draugę pasako ir tikrai tenka išgirsti, kad aš tai noriu į Lietuvą. Tai aš ir tave išsivešiu. Ne, aš taip kurtu. Jo, tai apie tą kultūrinį šoką ir apie tą pačią emigraciją, tai labai smagu, kad yra dabar lietuvių bendruomenės ir jos yra veiklios.
Labai veiklios, ta prasme, tikrai ir labai daug renginių vyksta ir tikrai ir koncertų, visokių lietuviškų ir šiaip susitikimų, visokių kaziuko mugės, rudenėlio šventės, ta prasme, iki visų, ta prasme, visos šventės, joninės, tikrai labai daug, bet aš atsimenu, kai aš atvažiavau prieš 14 metų, aš gyvenau šiaurėje. Mes ten neturėjom net normalaus interneto. Aišku, prieš 14 metų dar nebuvo ten taip paplitę visi ant Facebook'ai, ten Instagram'ai. O važiavai prieš 14 metų, atsimeni? Mygtukinę dar? Mygtukinę, Nokia. 330. Ne 330, bet neatsimenu, koks ten modelis. Jau geresni tais laikais. Bet atsimenu, iš pirmo savo atlyginimo nusipirkau kompiuterį nešiojamą, tai buvo pirmas kompiuteris, kurį aš nusipirkau. Tai pirmas nešiojamas kompiuteris ir absoliučiai pirmas kompiuteris, bet ten būdavo labai sunku su internetu. Nors Lietuvoje jau tuo metu... O tai ką, išeidavo į lauką? Mes neturėjom interneto, ten nebūdavo kažkaip atvestų tų laidų, nors jau Lietuvoje tai tikrai būdavo labai pažengę internetas, prasme buvo pažengęs, tikrai buvo ir greitas ir jau čia nuo 14 metų tai jau buvo tikrai viskas. O Norvegijai šiauriai mes važiuodavom ten pas draugus ir ten kartais į kiemą ten mašinai pasijungdavai. Šitą su to kiemu mes važiuodavom prie Kyivio ir gaudydavom internetą. Kažkaip būdavo su tą internetą. Kažkas, bet... Tie kalnai gal kažkaip uždengdavo tą. Šiaip Lietuva ir šiaip būdavo, bent jau anksčiau, prieš daug metų tai buvo labai pirmaujanti valstybė interneto greityje ir pačioj technologijai. Tai galbūt pat ir buvo trupučiuką Norvegija atsilikusi, aš nežinau, bet kaip po to atsikraustėm į Oslą, tai viskas gerai, turėjom internetą, labai džiaugiausi. Bet atsimenu, ten grįždavai į Lietuvą, prisisiūsdavai serialų, vis tokių, kad jūs turėtum ką žiūrėti, žinai, aš serialus, tai, toks serialų žmogus visada buvau ir esu, ta prasme, man serialas prieš miegą būtų. Labai gera, bet labai, kaip tu kalbėjai apie draugus, ar ne, kad tu žiūri draugus ir tu jauties lyg esi kartu. Tai man taip irgi yra, iš tikrųjų, žiūrint kiekvieną serialą, tu įsikūni į save, dažniausiai tai pagrindinį herojų, arba ten tą situaciją, bet būna, pavyzdžiui, tu blogą serialą žiūri ne tuo laiku, kuris, pavyzdžiui, tavęs po to gyvenime nemotyvuoja. Aš neatsimenu, kokio serialą žiūrėjau, bet aš tau tikrai sakiau, kad džiaugiuosi, kad pasibaigė Jovita, nes mane jisai labai nemotyvavo nieko daryti iš tikrųjų. O dabar ten žiūriu tokį vieną, kur ten tokie žmonės ten protingi pasitempia, daug ką daro, tai labai iš tiesų tokia graži. Įkvepia. Tai va. Pradėjom emigraciją, baigiam serialais. Pristatykim savo rubriką. Mes turime labai įdomią rubriką paruošę ir jį vadinasi Podžio braškė. O kodėl mes tokį pavadinimą sugalvojame? Nes kažkada tu man parašei žinutę, kad bus tokia, tau turbūt netikėtai kilo mintis ir tu man parašei Podžio braškė, taip ir liko ta Podžio braškė. Aš pasakojau kitiem draugam apie pavadinimą ir sako, o kodėl Podžio, kas tas podis? Tai sako, taigi nuo žodžio podcastas, o braškė neskani. Tas biziu, tos lūpos čia mūsų... Šiaip tai galime pristatyti mūsų pavadinimą, kodėl nesirašo biziau, kaip yra taisyklingai, bučkis. Todėl, kad visų pirma, biziu, tai čia yra prancūziškas žodis, tačiau jau tikslingas pavadinimas buvo užimtas, tai tiesiog mes sulietuvinom ir visai gražiai jis mums skambėjo ir kadangi laida yra skirta labiau moteriams, bet aišku yra laukiami ir vyrai. Tai ir labai mums tiko, tas bučkis ir visada... Ta Podžio braškė, skanu, man tai, taip žinai, skanu ir tie mūsų paveikslai, šiandien turėjo kabėti kitaip. Tačiau nutiko gyvenimas, kad pasibaigė mūsų lipni juostelė, o šiandien turim nufilmuoti podcastą, nes rytoj išvažiuoju atostogauti. Ir žodžiu, radom priežastį, kodėl jie nekaba. Todėl, kad pasirodo siena yra kryva, bet kadangi jinai yra mūrinė, mes jos negalėjom nieko čia nepadarysim. Ir reikia gręžti skylę. Tačiau paveikslus turim. Taip, tai grįžkime prie mūsų rubrikos ir gal tu pristatysi, kas ten bus. Taip, tai mūsų rubrikoje mes esam sugalvoję viena kitai užduotis, apie kurias nei Aistė nežino, nei aš nežinau. Ir kiekvieną podcastą mes užduosim vieną kitai kažkokią tai užduotį. Tai gali būti nuo apsilankimo kažkur. Maisto gaminimo, kažko tai mokinimosi. To, ko žmogus, nes kadangi pažįstam vieną kitą labai gerai,
Tai žinom, kad, Puikiai. aš žinau, kad tu nesi būtent va dabar, kur šiandien sugalvojau tau tą užduotį, žinau, kad tu ten nesi buvus dar. Tai gal pristatom. Gerai, aš turiu kišenėje įsidėjus lapelį. Pasislepu čia. Tikiuosi, čia tą pasiėmė. Rašiau, tai patikrinsiu. Tu kas pirma? Tai apsilankyti Late Night Miuncho muziejuje rugsėjo 29 dieną. Per mano gimtadienį? Per tavo gimtadienio progą, gal negalėsi su tavimi išeiti, ten nueiti. Ir kas ten vyks? Aš nesu buvusi. Tai, ne taip sudėjau, aš čia norėjau apgauti tą. Čia lapelis, užduoties nėra, bet tu apsiklėjai šeimą. Tai gerai. Galvoju, ko tu čia nenustabus? Tai Miuncho muziejus, tai kas gyvena Osle ir kas lankysitės Osle, aš jau buvau ten 3 kartus, yra nuostabus. Ir čia bus labai įdomus vakaras, nes lygiai taip pat pamatysi ir parodą, ir paveikslus, ir pabuvosi šokėse diskotekoje. Bus didžiai, bus baras, atidarimas 8:30, turiu tau 2 bilietus, šiaip tai jie yra nemokami. Ką reikės viltis? Ką reikės pasimti kompaniją, ką reikės rengtis, daug klausimų kyla iš karto. Ir po to bus pratimas Jėger. Galės ateiti. Jo, ir su tais bilietais, aš tau jas po to persiųsiu, jums įveimas kainuos tik tais 100 kronų, 10 eurų. Labai fainai, tai reikės dabar ieškoti kompanijos. Aš labai laukiu, iš tikrųjų, ir tavo gimtadienio progas, kaip ir sakiau, gaila. Būtinai turėsim nufilmuoti ir būtinai turėsim įdėti į podcastą. Ir papasakosiu būtinai, kaip sekėsi, pasidalinsiu viskuo. Galbūt ne viskuo, bet kaip man seksis ir ką aš ten darysiu. Vakarinė dalim, nelabai dalinsis. Senai mėsą nebuvau, bus proga išeiti. Bus proga išeiti. Tai taip ir pagalvojau, kad nėra čia ko sėdėti. Skaityk savo. Bijau. O por favor. Pasimokinti ispanų kalbos. O kažkas čia man reikia išmokti. Ne, tiesiog tu pati pasirink, kad atostogos nenueitų veltui. Ak, tu man pridėjai, bet ačiū labai už užduotį, nes labai myliu ispanų kalbą. Aš žinau, kad tu myli, kad tau patinka ir tiesiog tu pati iš savęs, ką tu nori, kas tau įdomu, pasiguglinsi ir pasimokinsi. Ir man reikės kitą kartą pristatyti. Galėsi kažką tai su ispaniškai. Kitą kartą kalbėsim ispaniškai. Labai fainai. Aš tai su labai toli nuo ispanų kalbos, bet tai labai bus. Tau nepatinka ispanų? Patinka, bet aš niekada nesimokiau. Prasme, aš jos jokios sąsajos su jie neturiu. Bet šiaip man negražiai labai patinka. Man irgi, man labai skambesys pats patinka. Aš netgi dar atsimenu paauglystėje, buvau išmokus ispanišką tokią dainą, se abre una venta interes, una historia amor, que sahido. Nežinau, ar gerai tariu, bet aš atsimenu, leisdavau. Ir aš, pavyzdžiui, susitikdavau ten su kokiu bernu, žinai, ir aš ten pradėdavau sakyti, tipo, žinai, tos dainos žodžiu, ir jie galvodavo visada, žinai, kad, tipo, tu moki. Čia būtų vienas iš mano flirtavimo tipų. Paauglystė. Jo, čia, žinai, būdavo toks kožeris. Tai ką, laikas mus trupučiuką spaudžia. Gal tą pačią pirmą laidą ir pabaigiam, kaip jau čia jinai yra, taip jau yra, ar ne? Manau, kad yra kaip yra. Tai yra pats pirmas blynas, tikimės, kad jisai nebuvo labai prisvilęs. Tik čia biškai prisvilo. Labai džiaugiamės su naujų startu, su nauja pradžia. Pažadame, kad bus įdomus turinys ir jūsų visų labai lauksime. Tiek minčių prisigalvoti, tiek idėjų yra, tam prasme, kad iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Vizu, siunčiame didelį bučkį. Iki.